Pasaka Pasitikėjimas. Autorius Vytas Paulauskas. Kartą buvo bangininis ryklys. Jisai buvo 18 metrų ilgio ir svėrė 21 toną. Jis turėjo ir gerą draugą, kūjariklį, kurio priekyje buvo kūjis, ir jis taip galėdavo apsiginti nuo priešų ir kitokių ryklių ir panašių gyvūnų. Bet vieną kartą į jų vandenyną atplaukė baltasis ryklys ir jisai pradėjo puldinėti visokiausias žuvis, ypač jam patiko pulti kūjariklį, kuris baltasis ryklys su savo aštriais dantimis, kurių turėjo 1000, puldavo visą kūjariklį jam už uodegos, kur kūjariklis negalėdavo apsiginti. Na ir bangininiai rykliai nusibodo, kad tiesiog jo draugą labai stipriai puola ir jo draugas turi kentėti. Todėl bangininis ryklys pasivertė į Harį Poterį ir nusiuntė baltąjį ryklį į mini zoo, kur baltasis ryklys buvo puikiai prižiūrimas, ten jisai gyveno laimingai. Na, o bangininis ryklys toliau atstatė kūjarikliui uodegą ir jie žaidė labai linksmai, žaisdavo futbolą, pasikviesdavo ir kitų draugų į savo namus. Dar po to augino ir kitus vaikus. Na, čia jau aišku yra labai jau vėliau. Na ir ši pasaka užsibaigė labai laimingai ir ilgai.